Iš tikrųjų, nemažai galvojau, ar verta važiuoti tą mišką, ar neverta. Nes per polydį miške būna sudėtinga. Turi labai gerai žinoti vietovę, nes būna tokių upelių, atsiranda visokių, melioraciniai grioviai visi būna. Baisiai išsilieja. Ir gali būti, kad nueisi kažkur tai ten. Ir paskui norėsi ten pereiti. Ir čia turi kanalą. Ir tu jo tiesiog negali pereiti arba turi eiti per medį. Nelabai aš taip mėgstu. Žodžiu, batsiuvys be batų serijos. Dar praeitam video kalbėjau, jeigu nežinot vietų per polaidį negrybaukit miške. Tai dabar pats taip užbridau, kad turim tokį kanalą ištvinus. Perbis be šansų. Gylio kažkaip taip. Tai dabar yra variantas. Arba man, kaip čia gražiau pasakyti, pyzdinti atgal apie 2 kilometrus palei tą kanalą, kol prieisiu kelią ir tą pereiti. Arba čia. Tai pasėmiau tokią lazdą, bet kažkaip turiu prastą nuojautą, dar nebandžiau to rasto, nežinau, jisai nesupuvęs, laikys, nelaikys, bet kažkaip turiu nuojautą, kad čia gali ir maudynėm pasibaigti. Paėjau žemyn upe apie 0,5 kilometro be šansų. Negana to, kad šiaip ištvinus. Tai dar kažkur iš miško ateina dar vienas kanalas, kurio aš negaliu pereiti ir bent kiek matau gerą 0,5 kilometrį, be šansų. Jokių medžių nieko nuvirtus. Tai bandysiu su šitu kažkaip tai. Kaip maudytis nesinori. Iki mašinos dar kokie 3 kilometrai per mišką eiti. O jūs suprantat, kad jeigu čia ant šito rasto įvyks maudynės, tai greičiausiai bus ne ant kojų į vandenį, o ant šono. Tai, žodžiu. Einam, žiūrėsim, kas čia bus. Žodžiu, atėjom čia jau vietą. Taip. Bet kitaip nebus, kažkaip greitojų būdų reikia bandyti perbėgti. Tembo vėjas kyla. Čia irgi šūdų kažkokių tai atneš greičiausiai ir lietaus ar ko čia. Prieš tai jau. Kažkokių 20 metrų nuo manęs medžio viršūnė nulūžo, nukrito. Nelabai čia. Tas vaibukas toks. Mačiau kelis elnius, ilaragius, porą patelių. Žodžiu, bandom. Bus kaip bus. Dėdė kitam krante jau. Įvyktas rastas. Patarimas trumpas. Šiek tiek žemiau. Čia tuo kanalu buvau radęs dar vieną, gal ir storesnį medį nukritusi. Bet kodėl aš jo nesirinkau? Nes jisai buvo visiškai be žievės ir be samanų. Samanos jums dirba kaip antipraslydimo kažkoks įrankis. Tai jeigu kada taip tektų eiti, tai siūlau pasiieškoti kažko tokio. Šitą paliksiu čia ateities kartom. Ir pasiimkit tokį pagaliuką. Įsiremet, greit perbėgat ir sausi pasiekia kitą krantą.